Angelų pasaulio pranešimas jums, kągi angelai jums nori pasakyti, kad dabar matosi kažkam pabaiga, kažkokia situacija jau baigėsi, tas, kas jūs skaudino, žaidė ilgą laiką, laikė prie kažko prirakinės, kad atėjo metas išsilaisvinimo, 10 kardų korta. Ir angelai tai žino, matosi, kad tikrai ateina ta ramybė, taika yra. Ir šitas balandis taip pat toksai šviesos jėgų pasiuntinys sako, kad tikrai pabaiga, nusisuk nuo to, kas praėjo ir eik į naują, kad visata tau daug visokių pasirinkimų duoda, kiekvieną savo situaciją, kur lydėjot, tai tikrai pabaiga ir ateina naujos pradžios ir pasirinkimai, kaip 7 taurės. Ir matosi, kad tu vėl sugrįši į gyvenimo džiaugsmą, tą šventę kaip 3 taurės. Tai ir kvietimas, matyti, angelai kviečia tave susitikti su žmonėmis, švęsti tą gyvenimą, galbūt ir tiesiog kasdienybėj pastebėti tą šventę, padėkoti už mažus ir didelius dalykus, kad angelai labai džiaugiasi, kai žmogus dėkingas, kai laimingas. Ir tada tu matosi, sustiprėsi, kad tavo energija keičiasi iš to tokio skausmo į pasirinkimus, kai tu pasirenki tą pozityvą, tai ir tampi tą karalienę taurių, kad tiesiog tavį užauga tą meilę ir daugėja, kad tu gali ir pats dalintis ir priimti tą meilę. Taigi, taip angelai tau šneka ir matosi, kad tikrai jie su tavimi, angelų korta, kantrybė laikas ir kviečia jie tave veikti, kad jie tikrai palaikys, kaip tūzas, tai yra ta šviesos jėgų pagalba, taigi eik į priekį, veik ir tau angelai padės.